laikytis Dievo įsakymų. Jėzus sako, jei laikysitės mano įsakymą, pasiliksite mano meilėje. Evangelija pagal Joną, 15 skyrius, 10 eilutė. Mes būtinai norime pasilikti Jėzaus meilėje. Jis neturi mūsų smerkti. Ne, mes norim gyventi ramybėje su Dievu, pasilikti jo meilėje ir nebūti pasmerkti. Todėl mes stengiamės būti geri ir vykdyti jo įsakymus. Mes nevagiame, nežudome, nekalbame blogai apie kitus, nepavydime jų nuosavybės, nežiūrime į gražias merginas, mes kovojame su vidiniam nuodėmėm, tokiom kaip pasididžiavimas, savaiteisumas, savanaudiškumas, savagaila ir kartelis. Mes nenorime, kad jos kerėtų mūsų širdyse. Farizėjai savo laikais buvo gana šventi. Jie labai save drausmino. Jie pasirinkavo, mintinai mokėjo Bibliją ir visus išsiaiškinimus. Nuolat meldėsi ir davė išmaldą. Darė gerą. Bet Jėzus pasakė, kad jeigu jūsų teisumas neviršys farizėjų teisumą, neįeisite į dangaus karalystę. Vaje, ar mes dar turime šansą? Kai girdžiu Jėzaus įsakymus, taip pat ir įsakymai visuomet džiaugtis kiekvieną progą, kiekvienoje situacijoje ir visą laiką. Greitai pajuntu, kad nesu pakankamas, aš negaliu. Tada pagalvoju, kad Jėzus turėjo omeny ne tai, kaip aš jį supratau, nes jis visą laiką šiame Jono 15 skyriuje sako, kad turime pasilikti jame, kaip šakelė vynmedyje. Jis sako, kad be jo mes nieko negalime nuveikti. Ir taip tikrai yra. Jei jis yra manyje, mano karalius ir viešpas, mano senas storas aš, tyli ir man lengva vykdyti viešpaties valią. Tai vyksta savaime. Tik tada, kai mano senas aš vėl kibirkščioja ir viskas reikšti savo poreikius, užverda chaosas. Aš turiu kovoti tik už tai, kad jis būtų mano širdies karalius ir dievas, o ne savaigala, kartelis ar godumas. Tada aš laikausi jo įsakymų, negalvodamas ir nesistengdamas. Kaip tai gerai. Tai grynas išgelbėjimas. Taip aš myliu savo viešpatį. Ačiū Jėzau, tu atverėjai man kelią. Tu išgelbėjai mane nuo įstatymų ir išvedėjai į laisvę. Tu davai man savo dvasią, kad galėčiau laikytis tavo įsakymų. Tu apie visą pagalvoji, kad aš būčiau laisvas ir laimingas. Kaip labai tu mane myli. Amen.